Sveiki, kankinausi aš su tais kinietiškais iš eBay'aus pirktais power bankais. Ne, čia ne HDD, čia ne išorinis diskas, ne vidinis ir ne kažkoks, o power bankas 10 040 mAh. A-data, ar kaip jis ten tarė tą datą ir taip toliau. Dual USB fast charging, tai yra, turi du išėjimus, vieną 1 ampero, kitą 2 amperų. Jungsim apšvietimą. Taip, galima pakrauti 5 kartus smartphone'ą. Brushed aluminum exterior, žodžiu, aliuminio kažkokia tai, gal aliuminio išorė. Na ir kažkokia, tai yra apsauga nuo perkrovimų, nuo trumpinimo turbūt. Taip, taip. O va, parašyta. 5 kartus pakrausit savo išmanųjį telefoną, 11 kartų skaitmeninį fotoaparatą. Na taip, gali būti tiesa, nes į muilinėse ten būna 800, 600 iki 1000 baterijų talpa. MP4 playerį 6 kartus, 1,5 karto tabletę, planšetę ir taip toliau. Na aišku, čia viskas sąlyginai, reikia pirmiausia žiūrėti į baterijų talpą ir tik tada viską galima nustatyti. Čia galit skanuoti ir gausit garantiją kažkokią. Taip, nu va, matote, išėjimas yra 1 ampero, kitas 2,1. Planšetams paprastai naudojau visą laiką galingesnį, nes su vienu silpnai kraunasi. Bet turėjau senesnius powerbankus, tai jie iš viso tenai buvo 500, tai ten nieko beveik nekrovė, tai va teko atnaujinti. Tuos kinietiškus, kuriuos turėjau, nenaudoju, nes ten jie tai veikia, tai neveikia, tai va. 1,5 ampero įėjimas, bet man atrodo veikia ir su silpnesniu įėjimu, taip kad nereikia čia labai pergyventi. Na, kur pagaminta Kinijoje, matote. Ir taip toliau ir panašiai. Čia viską matėt. Čia ką galima pakrauti. Ir turbūt viskas. Gal bandom išpakuoti su šituo super peiliuku. Taip, atitrauksiu vaizdą. Dėmesio. Ištraukiu. Mokėjau, beje, kas man patiko, vienas pigiausių 77 litai. Nu, 80 litų, grubiai tariant. Pirkau Skytech parduotuviai, internetiniai. Nustebino kainą, nu, tarkim, čia 10 000, aš labai tikiuosi, kad čia bus 10 400 mAh. Nes tai pigiausias 80 litų, o visi kiti 10 000, tai virš 100 litų, tai yra 150, 120. Ir panašiai. Toks vėl truputį patrintas. Nu, tarkim, čia viskas gal gerai. Čia aš apčiupinėjau, ar čia buvo. Nežinau. Tikiuosi. Gal čia, čia, žodžiu, tikiuosi, kad nieks iki manęs nerėti. Gerai, pasižiūrim, kas čia parašyta. Va, kas parašyta. Netgi čia duota battery capacity, tai čia turbūt bendra talpa, matote? Bendra talpa, rated capacity, kažkokia mažesnė. Bijau, kad ar nebus iš tikrųjų šita. Bet aš pratestuosiu ir tiesiog įdėsiu vėliau video, ar iš tikrųjų galėsiu. Mano štai telefono 2300 yra talpa. Tai pamėginsiu, turėtų būti 5 kartus leisti pakrauti, kaip ir rašo, kaip ir deklaruoja. Na, čia įima 5,5 išėjimas ir taip toliau. Sunkus, žinokit, šiaip. Taigi aš turiu svarstyklės. Na, čia instrukcija.
Ir štai toks matot Minios bačlaidas, ne? Žiūrėkit, to mes pasversim. Įdomu, ar gamintojas nurodo svorį. Žiūrėkite. Pratestuosim ir svarstyklės. Svoris 260 arba 9,2 ten to OZ, ne? Taip, ištraukiu savo mažasias svarstyklės, 260, ne? Taip, tuoj pažiūrėsim. Taip, 260 gramų. Na, taros gal nespausiu. Dėl viso pito paspausiu. Taip. 260 gramų. 260 gramų ir 2659 gramų. Štai. 265 gramai, kablelis 9. Išjungiam. Uždarom. Superinės svarstyklės, labai patiko. Taip. Pažiūrėsiu. Čia rodo, matot, indikatoriai, kiek tos baterijos dar likę. Žodžiu, labai tikiuosi, kad šitas bus geras prietaisas, nes ką pirkau eBay'ui, tai vis laik nusivildavau. Iš tikrųjų būdavo tik pusė nurodytos talpos. Bent jau čia rimtesnė firma, kaip žinot, A-Data ir diskus gamina, ir USB laikmenas, tai nežinau, kaip čia veikia. Čia turbūt bus... reikia ilgiau palaikyti. Rodo pilnas. Gal... tai aš iš karto tada jungsiu. Ir jums parodysiu. Kadangi mano telefono USB irgi jungtis tokia pati, tai galiu iš karto jums ir jungti. Paprastiems telefonams pasinaudojam 1 ampero. 1 ampero išėjimą. 1 ampero išėjimą. Atitrauksiu vaizdą. Taip. Atrodo, lyg tai jungsim šitaip, ne? Pamatot, neveikia. Kaip čia jums parodyti patogiau. Spaudžiam. Super. Su kinietiškais būdavo problemų. Tai va, 10 000 tai tikrai labai daug, jeigu iš tikrųjų tiek bus. Labai džiaugsiuosi, o jeigu ką, dar vis tiek turėčiau įdėti video apie šį prietaisą. Bandom išjungti. O kaip jisai išsijungia? Kas žinot, Na, laukiam. Taip, telefonas nepasikrovė. Žinote, turiu įtarimą, kad jisai išsijungia automatiškai arba atsijungus prietaisui. Taip, įsijungia šitaip. O išjungti? Geras, veikia pilnai automatiškai. Jeigu, kaip matot, išjungimo mygtukas nepadeda, išsijungia pats, jeigu niekas neįjungta. Gana protinga, šiaip iš tikrųjų, palaikius ilgiau įsijungia, o jeigu joks prietaisas neprijungtas, pats ir išsijungia. Iš tikrųjų tikrai gerai, nes jeigu įmeti į kuprinę kur nors ir nedaug dievė tenai jisai pats įsijungtų, o taip nebus, nes būdavo, kad mano kinietiškas įsijungdavo pats. Ir turiu štai tokį dėklą nuo seno kažkokio, tai gal net tilps. Čia mano dėklas, va. Na va, štai kokį turiu dalyką. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, pratestuosiu, parašysiu, ar iš tikrųjų veikia, ar iš tikrųjų geras. Tai va, iki.